Sveiki, ir kągi, mes atvykome ištaisyti namą. Mes šiame name esame pirmą kartą, bet tai šio miestelio gandai sklinda, kad tai yra prakeiktasis namas. Na kągi, mes tai nežinom, ar jis prakeiktasis ar ne, tačiau galime įeiti į vidų. Einam. Ką tik iš šaipų. Einame iš jo valgyklą. Čia žiauriai tamsu, tai atsisakysim, parodysi iš išorės, kad geriau matytumėt. Jo, iš pradžių parodykime iš išorės. Nieko nebijodami mes einame į antrą aukštą. Greičiau ten filmuok kurvas. Ir einame į antrą aukštą, ten pamatysite iš ties krūpinančių faktų. Ne, kad to einame pro salės, koks skirtumas. Pasakyk. Ir kągi, tai yra sistema, kurioje vyko nuostabūs renginiai, sukrūpinantis visą Lietuvą. Bet tai yra tamsi vieta ir aš jos nepaneigsiu. Bet todėl trumpam biškį nebus šviesos. Taip, einame greičiau. Šiaip čia galite dar pamatyti. Tai čia yra kultūros salė. Tai čia mes padažinėtume bilietus. Tai matė, sąlygos buvo neblogas. Gražu, gražu. Tikrai neblogas. Žinoma, čia buvo namas išremontuotas, viskas buvo labai gražiai. Tai einame į kitą pusę ir pasitikriname, kas buvo toliau. Čia nekreipkite dėmesio, tik tiek faktų. Kaip manote, čia yra buvusi psichiatrinė? Ir dar esanti. Dar taip esanti, bet mes gavome leidimą filmuoti šioje psichiatrinėje. Nu, jau lūkė. Kaip manote, tai yra tualetai, geriau kad nepakureiti. Prišikta. Ne. Fui, im. O štai yra kambarėliai. Juos galėdavo įsimontuoti. Kaip matote, jie dabar nėra gražus, nes jie yra neįsimontuoti. Grindys jau buvo medinės, nes nebuvo tokių grindų. Štai čia galime aplankyti ir antrą kambarį. Čia šiaip yra iš tikrųjų matų kambarėlis. Matote? Čia buvo rasta narkotinių medžiagų. Kaip manoma, psichiatrinės klientai juos slėpdavo savo kitiems klientams. Ir šiaip, va, šitas vedėjas mėgojo va čia. Kai buvo galas užšilėti pagal. Bet einam toliau. Tai čia yra išrestauruotas beveik kambarys. Tačiau mes jums dabar su didžiulė proga parodysime, kaip atrodo VIP kambarėlis. Sekame mane. Šiaip čia gali būti ir latrų, tai kad mes visko nežinome. Bet šiaip tai kuriuose kambaryse nesinori lankytis, tai todėl mes jos neisime. Mes nevaikščiosim į tamsį kambarį, nebent prisijungsit prie mūsų pagigiškai. Čia langai nėra tobulos būklės, tačiau tai viską galima išspręsti su pora remontų. Ne pora už porą eurų. O tai yra VIP kambarėlis. Tai VIP tikrai kambarėlis, matė kokie piešiniai, kokia arogantika. Tai yra tikras meno darbas. Kaip matote, yra Vilniaus bongė, galime pažiūrėti, kas yra pro langą. Matote, pro langą Ten tik matome kelis debilus. Na kągi, mūsų šios trumpos laidos tema baigėsi ir mes atėjome į pabaigą. Ir tad linkiu dar gerą savaitgalio su šia televizija. Ačiū, kad žiūrėjote ir jeigu netinkite, paspauskite like. Like. Dalintis. Einame dar iš šitą kambarėlį. Ir paspauskite like. Jeigu ką dar pamatysite, nes mūsų operatorius nieko nesupranta iš rankų ženklų, tai aš aprodysiu savai. Čia buvo gražus kambarėlis. Kurva, nešik man į kambarį.
Oi, kurva. Nu, aišku, iš čia gyvena. Einam, kurva, iš čia, ble. Žiūriu, tikrai valgyti, aišku. Varom iš čia, ble. Nu ir gerai, men. Šią trumpalą gaidą ir baigiame ir dėkojame jums. Ir ačiū Tadui mūsų filmavimo grupiai. Viso gero. Šiaip aš esu filmatorius, Pagėgių, Pidas. savivaldybės, Seimo narys. Ate.